Sveikos brangiosios ir brangieji. Šiandien taip gavosi, su kliente nukėlėme jos, klientės prašymų nukėlėme jos sesiją kitai dienai, o aš šiandien nusprendžiau jokių laikų nekeisti, nieko kažkokių pertvarkymų nedaryti, pagalvojau ramiai tą laiką skirsiu jums, nors kartelį be skubos. Nežinau, kiek šiandien truks mūsų video, ar pusvalandį, ar valandą. Labai geras jausmas, kai nereikia skubėti į kažkokį tai laiko intervalą tilpti. Tai pamaniau ir jūs nudžiugsite. Žinot, šiandien atėjo tokia mintis padaryti video, koks vyras apie jūs galvoja naktimis. Vakarais, naktimis, gal prieš miegą. Bet patarimas jums, negalvokite apie kažkokį tai vyrą, ten pretendentą konkrečiai, ar ne? Jūs šiandien galvokite tik apie save. Vizualizuokite galvoje save, galbūt kažkokias savo situacijas gyvenimo, galbūt kažkaip, ar ne? Pagalvokite tiesiog apie save. Ir, kaip sakau, neužsiciklinkit ant kažkokio tai konkrečiai žmogaus. Ir šiandien pati stipriausia siela ateis į pokalbį ir būtent pažiūrėsim, šiandien variantų nebus, bus jūsų signifikacija, bus to vyruko apibūdinimas, signifikacija, kad vat būtent atpažintumėt, koks tas vyras, kuris apie jūs galvoja. Tai tiek, manau. Jo, pradėsime nuo signifikacijos. Ir kadangi šita kaladė atvira, tai aš ją dėsiu tolėliau nuo ekrano, kad YouTube'as nieko blogo nepagalvotų. Beje, merginos, dar kol nepamiršau, primenu apie kovo mėnesio akciją Sielos formuliai, nes kai gaunu užklausas nuolat su kainom, kokia kaina, tai primenu vietoj 70 eurų visą kovo mėnesį iki kovo mėnesio galo 50% nuolaida, tai yra 35 eurai Sielos formuliai. Taip pat primenu, kad Sielos formulė tai yra astrologija, tai ne taro. Sielos formulė žiūriu per kitą visiškai instrumentą, planetos, kaip visada sakau, jūs ateinate iš tą žemę su tom planetom, jūs iš jos ir išeinat su tom pačiom planetom, jos būna užkoduotos jūsų gimimo dieną. Ir ten yra labai daug informacijos, kokia profesija jums labiausiai tinkama, jūsų realizacija, jūsų talentai, stiprios, silpnos pusės, kažkokie net matosi gyvenimo aspektai, kažkokios pasikartojančios situacijos gali matytis. Taip pat jūsų karminis kelias, jūsų Lilit, va tas pasąmonės demonas, ar ne, kuris dažnai tamdo mūsų tą gyvenimą. Tai daug tokių dalykėlių galima pamatyti ir kaip per būtent tie pinigai turi ateiti, kaip geriau uždirbinėti, kur save realizuoti, kokių klaidų nedaryti gyvenime, nes retrogradinės planetos centre formulės, jos labai apie daug ką byloja ir kartais griežtai netgi sakau, negalima to daryti ir kad nekartoti, pavadinkim taip, praeitų reinkarnacijų klaidų, mes turim tai atidirbti. Pas kai kuriuos žmonės Sielos formulė būna nuostabi, iš vis būna viena retrogradinė planeta arba aplamai nėra retrogradinių planetų. Tada žmogus turi tiesiog sekti savo karminį kelią ir truputėlį dirbti su tuo pasąmonės Lilit demonu. Ir viskas, pas kiekvieną tai yra labai individualu. Todėl dar kartelį primenu, ten astrologija ir tai nėra taro kortų skaitimas. Kad, čia viešai tai pasakau, kad kuo mažiau kiltų tų klausimų, mažiau būtų to susirašinėjimo, žinot, tokių vat, ir branginant jūsų ir mano laiką. Taip, tai ką, gerai, pradedam tada, paruošim kaladę ir pažiūrėsim pradžioje, kokie esate jūs. Kaip ir minėjau, variantų nebus. Vienas vienintelis variantas ir tik pati stipriausia siela šiandien ateis pokalbiui.
pažiūrėsim, kokie esate jūs. Tada pažiūrėsim, kaip mums apibūdins tą vyruką, kuris naktimis apie jūs galvoja. Gal jam sapnuojatės, gal jam nesimiega dėl jūsų. Žiūrim, čia filmuoja. Gerai. Tai kaip ir minėjau, kortas dedu toliau, kad mums čia YouTube'as nieko blogo nepavaizduotų. Gerai, žiūrim, kokia esate jūs. Da. Aš tuo išdėsiu pirmas kortas ir tada bendrą paveikslą, kai susidarysiu, tada aš jums viską pasakysiu. Žiūrėkit, pirmos kortos išdėtos. Kokia esate jūs? Pirma, ką galiu, pirma korta, apie ką gali byloti? Apie kantrumą. Galimas variantas, kad esate labai aplamai kantrus žmogus. Galite, žinot, bet čia ta tokia tyla prieš audrą. Galite ilgai kentėti, tylėti, bet kai prarauna, tai jau galutinis jau tada žodis būna jūsų. Jau, taip sakant, kažkokioj situacijoje, konflikte, aplamai gyvenime, bet po to laukimo, jau tada nugalėtoja būnat jūs. Jau ką ten, kas bedarytų, kas ką besakytų, vat po to kažkokio laukimo, tas, va tokias fazės, žinot? Tokia stagnacija, laukimas, proveržis ir tada jūs jau nugalėtoja, va taip galiu sakyti. Todėl, kad čia ta energija kantrios moters, atrodo ilgai galite kentėti, laukti, bet jeigu jūs jau pramuša, tai jau tada bet kuriuo atveju, taip sakykim, jau prizas jūsų žodis paskutinis, jūsų nuomonė paskutinė, jūsų tas verdiktas būna paskutinis. Ką dar galiu pasakyti? Dar kitas, koks gali būti aspektas, tai kad šiam momentui esate laukime, irgi gali būti. Laukiate laiško iš žmogaus, žinutės, pranešimo, aplamai laukiate vyro, nes moteris ir jos, jei už nugaros vyras, ta prasme, jūs galite laukti būtent vyro žinutės, vyro skambučio, nenorite nusileisti, norite būti būtent nugalėtoja. Jūs laukiate, kol jisai pirmas jums parašys, pirmas paskambins, nes nenorite nuleisti savo to, vadinkim, ego, ar ne? Norite, kad vyras nusileistų ir jisai pirmas duotų kažkokią tai žinią apie save. Galite stebėti, pavyzdžiui, jūs jo kažkokius soc-tinklus, galite kažkur kažką tai gal apie jį paklausinėti, galite, bet kažkaip, ne tiek, kad sekti, bet stebėti. Bet, tokios kortos galimos. Aplamai, ką man apie jūs sako, jūs kaip figūra išeinate šį kartą vandens stichiją, taurių karalienę. Pirmas dalykas,
Kas tai yra? Tai galite būti vat būtent vandens zodiako ženklų. Tai pas mus skorpionai, žuvys ir vėžiukai. Tai galite būti toj stichijai, arba jeigu, čia nebūtinai, bet kas jau darėsi sielos formulę, žino, kad tiesiog jūsų galbūt daug planetų gali būti vandens stichijoje. Jūs pati labai empatiška, tokia ganėtinai jautri asmenybė, užjaučianti, suprantanti, ta tokia apvelkanti energija, kaip sakau, apvelka. Kas dar? Yra per vidurį yra šeimos korta, labai didelė tikimybė, kad jūs arba esate šeimos egregore, arba jūs jau pajutote tą skonį šeimos. Galbūt buvote ištekėjusi, jau turite vaikų, čia moteris ilgais plaukais tokia, jau šeimos, taip sakant, taip paaiškinsiu. Eina greitai frazės ir negaliu kartais pagauti. Esate supančiota šeimininių agregorų energetiniais kanalais, taip galėčiau sakyti. Jau vienas egregoras gal prie vaiko, ten prie kokio vyro ar buvusio vyro. Ta prasme, jūs jau apraizgyta giminės kažkokiais kanalais energetiniais. Čia netiesioginiai, nesupraskit, ne virvėm, ar ne, bet kažkokiais energetiniais kanalais jau rodo jūs apraizgyta. Dar šalimais korta gali byloti apie tai, kad jūs išėjote iš to šeimos egregoro, galbūt palikote, nes konkrečiai iliustracijoje moteris palieka vyrą, tai galėjote išeiti iš šeimos, palikti. Čia perkeltinė prasme, iliustracija moteris palieka vyrą, bet lygiai taip pat galėjo ir vyras išeiti. Arba vyras išėjo, arba jūs išėjote būtent iš to šeimos egregoro. Ir rodo būtent aukščiausio teismo korta gali byloti, kad tai nebuvo labai malonų santykiai, tai buvo tokie truputėlį net abusiniai santykiai, galėčiau sakyti. 10 lazdų, aukščiausio teismo korta, kaip visada sakau, čia jau kvepia ne artima siela, o karminiais partneriais. Pat toks jausmas, čia buvo karminis partneris, su kuriuo daugiau kažkokių tai santykių aiškinimuose negu tos laimės, meilės, kažkaip taip, žinot, abuzas toks, taip galėčiau sakyti. Jo. Kol kas tiek. Dar galim papildyti, pažiūrėti kokia. Čia mum net parodė ne tik kokia jūs esate, bet ir parodė bendrą jūsų situaciją. Taip, maždaug mane, manau, supratot, kad kantri esate asmenybė arba dabar esate laukime, būtent laukime žinutės, kažkokio skambučio, pranešimo iš vyro, arba aplamai gyvenime pati esant kantri, bet kai pratrūksta, tai jau jūsų būna paskutinis tas verdiktas. Toliau korta byloja apie šeimininį egregorą, arba dar iki šiol jame esate, arba jau išėjote iš jo, nes tos kortos apie tai byloja. Taip pat tai santykiai galėjo būti abusiniai tokie, sakyčiau, nelabai maloni korta, kuri byloja apie tą agresiją labiau ir tą abuzą iš vyro pusės, net iliustracija tai labai gražiai parodo. Taip pat, kaip ir minėjau, būtent labiau tai kvepia karminiais santykiai, kurie, čia kaip sakau, skolos iš praeitų gyvenimų, kažką vienas kitam, kaip sakau, sielos mainasi vietom ir kažką jūs vienas kitam gražinate, kažkokias skolas. Taip pat, jūs kaip persona rodo tokią vandens stichijos, arba jūs konkrečiai esate vandens zodiako ženklų, arba jūs pati iš savęs esate labai jausminga, empatiška, užjaučianti, tokia, kaip visada sakau, apvilkančia tokia energija, kuri įtraukia, žinot, sako, kaip į vandenį įtraukia, kaip tos undinės, žinot, sirenos. Tai čia ta tokia energija eina nuo jūsų.
jums galbūt net vyrai kokie nors, nu nežinau, gal ne konkrečiai jūsų ten vyras, bet jums gal yra net sakę vyrai, kad jūsų energija tokia įtraukianti, kad kaip norisi dozės, norisi dar ir dar gal vat, bendrauti, norisi būti, vat, jinai atrodo įtraukianti tokia energija. Nu gerai, pažiūrim, gal dar kažką parodys apie jūs. Daug didžiųjų arkanų. Dar ką galiu pridurti, esate labai tokia tradicinių pažiūrų, jums svarbu, bet jeigu šeima, tai šeima, ar ne, tada turi būti galbūt santuoka, turi būti kažkoks antspaudas, kad turi būti kažkas, bet jeigu šeimoje, tai tada nėra kitų asmenų, bet labai gali būti, net galėčiau sakyti, netgi truputėlį tokia pažiūros, negalėčiau sakyti, kad konservatyvios, bet jos yra, jūs žinot, kokia eina energija, jūs galite pati, kaip ir negalėčiau sakyti, kad iššaukiančiai rengtis, bet jūs galite būti labai tokia temperamentinga, seksuali, tokia visa pritraukianti, bet viduje pas jūs yra tokia moralė ir ganėtinai dar ir toks konservatyvumas, toks, vat, kad tu prie manęs čia neprisiliesi, tu čia aš su tavim čia nebendrausiu, čia taip galima, negalima, vat pas jūs yra kažkokie net tokie, vat galima, negalima, taip, ne, vat kažkokia vat tokia energija. Jo. Dar ką man sako, tai kad jūs gali mylėti vaikai, galite dirbti su vaikais, irgi yra tokia tikimybė, darbas su vaikais, arba būti dažnai tarp vaikų, arba jie jūs mėgsta, arba tiesiog gali būti kažkur prieina prie jūsų dažnai gyvūnai, ten vaikai, vat, šuniukai, kačiukai prie jūsų gali pribėgti, vaikai prieiti, kalbinti, vat kažkokia vat tokia energija. Ir iš esmės tokia rodo ganėtinai judrė. Jūs, tarkim, vairuojanti mašiną, tokia judri visa, dirbanti, uždirbanti. Nors rodo jūs kaip ir jausmingai empatiška, bet čia ne apie tą variantą, kad sėdžiu namie, medituoju, ir laukiu, kol ten pinigai kokie nukris iš dangaus. Ne, čia rodo, kad pati moteris dirbanti, uždirbanti, ta korta byloja, tos dvi kortos, apie tai, kad jūs mokate, kaip sakyti, prasimušt. Bet dirbat, uždirbat, pinigų gaunat, galbūt savo kažkokiam versle, galbūt savo reikale, profesionale. Gali būti, kad net šitoj iliustracijai, kad gali būti, kad jūs diriguojat, kaip sakau, paradui. Gali būti, kad pagal jūsų nurodymus kiti kažką vykdo netgi. Jūs, kaip sakau, užsakot muziką, kiti šoka. Taip. Nu, čia aišku ne visiems, bet tokia energija ateina, vat šiandien, kad tokia galite būti, gal net šiek tiek valdinga, žinokit, vat truputėlį yra tas toks. Jo, bet šiaip iš esmės judri asmenybė. Judri, tokia, kur reikia nuvažiuoju, nuvežu, pati viską padarau, tokia vat, tokia labai įdomi energija, žinokit, vat jinai ir aukščiausia žinia kaladės dugne ir paslaptinga moteris, žinot, vat galite visko neatskleisti apie save, vat jeigu susipažįstate su kažkokiu žmogum, tai vat gali apie jūs žinoti tik 50% tiesos, iki galo neatsiskleidžiat, nepasakojat,
vat ir ta energija galbūt apvilka jūsų, nes iki galo jūsų nepažįsta, iki galo nesupranta. Gali ir vyrai jums galbūt kažkada sakė, bet aš tavęs nesuprantu, arba jūs jiem galite atrodyti šalta. Jo, tiesą sakau, jūs jiem galite atrodyti šalta ir neprieinama, bet iš tikrųjų tai yra jūsų va tos vidinės moralės, normos, va jums viduje styguoja ir jūs va galite neprisileisti arti savęs. Galite, žinot, va tokia energija grinai, kai galite apsirengti, kad ir vasarą trumpą suknelę, pasidažyti, visą tokia pasigražinti, bet ten kažkas jūs ten pamergina ir kažkaip ten bando prieiti, o jūs tokia, ką tu čia savo galvoji? Ko tu čia dabar nori iš manęs, tokia energija yra, atrodo, kad ir kartu atvira, iš kitos pusės vienuolė, tokia, žinot, energija ir iš vienos pusės empatiška, užjaučianti, galbūt šeimoje, santykiuose, aplamai su draugų ratu kažkokiu atrodo, tokia apvilkanti energija, bet kartu ir valdinga, galite nurodinėti žmonėm. Šiandien tokia energija moters. Žodžiu, jūs, manau, save atpažinot. Tikrai šiaip malonu skaityti, maloni energija. Pažiūrim, čia filmuoja. Gerai. Žinot, aš čia visas kortas sudėjau, nors dabar galvoju, gal reikėjo palikti nors truputį kelias. Paliksiu aš kelias kortas energijai, kad liktų, kaip sakant, jūsų energijos ir kvapo. Ir dabar pažiūrėsim, koks tas vyras, kuris naktimis apie jūs galvoja. Vyras, kuris apie jūs galvoja. Davai dar. Pirma, ką galiu iš karto pasakyti, kaupikas. Gali būti norisi pasakyti žemiškos stichijos, iš karto aš pamatau tą pirmą kortą, pamačiau ir norėjau sakyti mergelę. Bet nebūtinai mergelė, gali būti jautis, gali būti ožiaragis, bet nebūtinai. Čia mes kalbam, žinot, kažkam konkrečiai tiks, ar ne, bet materialistas. Čia yra, jeigu pačios pirmos kortos apie tai sako, jisai moka ir kaupt, ir sukaupt, ir uždirbt. Nerodo čia kažkokių milijonų, ar ne, 3 pentakliai, bet jisai stengiasi, ta prasme, sako į ateitį. Man reikia pinigų į ateitį. Jisai turi kažkokią viziją, kažkokių planų ir sako, man reikia sukaupti. Mėgsta pinigus, jeigu gaunasi jam ten sukaupti, nesigauna, mes čia to nepamatysim, bet pirmą, ką jisai sako apie save, tai kad mėgsta pinigus, gali būti mėgsta gerą gyvenimą, nes, nors gal čia, žinokit, ta energija, dar pažiūrėsim plačiau, ar jisai čia mėgsta tą gerą gyvenimą, čia man eina konkrečiai, toks, žinot, mėgstantis tiesiog pinigą. Pažiūrim dar. Atsiprašau, truputėlį buvau sustabdžius, sekundėlį video, pratęsiu.
Tai vat, kalbant apie vyruką, kad kaupikas jo, bet žinot, ką sako? Pinigus mėgsta, bet kaupt nelabai sekasi. Kažkaip nusivylimas piniguose. Nu, vat ir norėjau pradžiai sakyti, žinot, kad, nusakyčiau tą kortą ir dar būtų kokių ten 10 pentaklių, ten 9 pentaklių, vat sakyčiau, jo, va čia sekasi 3 monetos, 3 pentakliai ir kaupimo kortą. Žinot, vat pinigų nori, mėgsta pinigus, bet arba nesiseka jų konkrečiai tiek materializuoti, kiek norėtųsi, arba tiesiog nesiseka sukaupti. Sako, nusivylimas piniguose, skauda širdį dėl pinigų. Jo, nu čia, žinokit, labai įdomus atėjo. Jisai, žinokit, labai turi kažkokių vizijų. Galbūt esate girdėjus, kad vat, norėčiau aš čia vat, tokios mašinos, vat, tokios markės, vat, čia aš čia taip važinėčiau, čia aš ten tokius ratus užsidėčiau, arba gal svajoja ten apie kažkokį tai namą, gal butą, gal kotedžą, nežinau. Jis turi labai daug svajonių, vizualizuoja galvoje, bet materijai to nesijaučia. Gali vaidinti, kad taupo, kad vat, žodžiu, tokia išsiskirianti energija, galėčiau sakyti. Pinigą mėgsta, kalbėti apie pinigus mėgsta, kaupti, negalėčiau pasakyti, kad jam sekasi. Nu, žodžiu, sako, skauda širdį dėl pinigų. Daug svajonių, o pinigų tiek nėra. O, labai įdomu. Gerai, pažiūrim dar. Dar apibūdinkit mum tą vyrą. Dar gal kažką parodys. Dar. Nu ką, daug ugnies. Žodžiu, pirmas dalykas, nu jau čia ne pirmas, bet pirmas personažas, taip tiksliau galėčiau sakyti, kaip vyras išėjo ugningos stichijos, tai arba, jeigu kalbam apie zodiakus, tai šaulys, liūtas, avinas, arba tiesiog toks iš esmės yra. Irgi va, toks ugningas, užsidegantis, užsipleskintis, jam galbūt va tik tiek ir reikia, žinot, nedaug reikia iki konflikto, nedaug reikia iki kažkokio protrūkio, temperamentingas, labai, žinokit, tokios akis, tokia šypsenėlė, gudrus. Norėjau sakyti savanaudis ir žodis išsprūdo, dabar vėl grįžo man į galvą. Toks atrodo, norisi sakyti, gudrus savanaudis. Žiūri, labiau gal negalėčiau sakyti tik savo užpakalio, bet savo interesų. Žinot, vat aš, manęs. Vat galite girdėti šią frazės. Aš noriu pinigų, aš noriu to, aš noriu ano, aš noriu trečio, ketvirto, aš. Vat tokia eina nuo jo energija. Šiaip tai, žinot, jeigu jau, nu, ta prasme, mes kadangi žiūrim vyrą, kuris apie jūs galvoja, tai reiškia, kad jūs kaip ir jį turite pažinoti, bet nereiškia, kad turite labai gerai pažinoti, ar ne? Galbūt jūs kažkiek pagal apibūdinimą suprasite, apie ką eina kalba, bet nereiškia, kad jūs žinote, koks jis yra iš tikrųjų, ar ne? Galbūt jūs su juo negyvenote, jūs su juo nebuvote kartu, gal apie jūs galvoja koks nors kaimynas ar koks bendradarbis, žinot? Nu, ta prasme, variacijų labai daug, tai jeigu atpažinsite, jeigu pajausite, kad tai jūsų, tai vat daugiau sužinosite apie jį. Šiaip iš tikrųjų gali rodyti, kad jisai vyras, iš tikrųjų aš vyras, bet iš tikrųjų
tokia vaikiška energija nuo jos sklinda, žinokit. Gali būti tas kapriziukas toks, žinot, vaikiški kaprizai, norisi sakyti. Vaikiškos kažkokios tai dramos, čia vat, nu, kažkokia vaikiška energija tokia truputėlį stovi. Viešai gali rodyti, kad jis vyras, o iš tikrųjų jaučiasi vaikiška energija. Va taip. Na, kadangi krenta velnio korta, na, čia yra keletas variantų. Tuoj sekundėlę. Kadangi krenta ta velnio korta, keletas variantų. Priklausomybės. Gali būti nuo kažko priklausomas. Nuo alkoholio, narkotikų kokių ten, nuo rūkymo, nuo lošimų, kažkokių azartinių. Visas priklausomybės čia tinka. Taip pat ir, taip, vat, kokia atėjo iškart informacija, kadangi daug lazdų, lazdų karalius, lazdų pažas ir velnio korta, tai labai didelė tikimybė, kad priklausomos nuo moterų ir seksualinių energijų. Čia didelė, nu tokia, net šituo atveju sakyčiau, kokių 90% priklausomos nuo moteriškos energijos. Jam patinka flirtuoti, jam gali patikti tos visos moteriškos energijos, sijonėliai, ten, žinot, nu, žodžiu, jūs, manau, mane supratot. Čia tiek plačiai nesiplėsiu, nebandysiu čia taikyti ten frazę, bet manau, jūs mane supratot. Priklausomas nuo moteriškos energijos, nuo sijonų. Dar ką rodo? Tai rodo, kad šiaip toks jausmas žmogus pats savo kažkokį kalėjimą susikūrė. Žinot, vat atrodo kažkaip kažkokie apribojimai žmogaus galvoje. Save kažkaip norisi pasakyti, pats save davaro. Gal per tas priklausomybės kokias, žinot. Nežinau, per ką, bet tai toks, vat, norisi pasakyti, jo, pats save davaro. Gerai, pažiūrim dar. Dar gal apie jį kažką parodys. Nu, žiūrėkit, dar ir ryteris lazdų labai jaučiasi ugninga energija. Jeigu, nu, čia tikrai stovi, labai, nu, ta prasme, labai stipriai jaučiasi ugninga stichija. Jeigu tai ne ugninga stichija, tai sielos formuliai, nu, duočiau 90%, virš 90%, kad labai daug planetų bus ugnies stichijai, ugningose zodiako ženkluose ir jisai gali būti nors ir ten gal iš principo, vat, kaip ir minėjau pradžioj, kokia, kaip žemė, ar ne, vat, gali būti ten kokia mergelė, rožiaragis, jautis, ar ne, bet atidarius sielos formulę, tu gali pamatyti, kad ten labai mažas procentas, ten tik vienintelė kokia saulė stovi žemės stichijai, o visur kitur beveik ugnis gali būti, todėl kad, nu, čia labai daug ugnies stichijos. Ir norisi pasakyti, kartais jį prigesinti reikia, žinot, va taip kažkaip. Dar.
Nu, va, žiūrėkit, iš karto eina kokia informacija, toliau žmogus sako, bet mūsų tema būtent, ką jisai galvoja, ta prasme, koks vyras galvoja apie jūs naktimis, tai jisai konkrečiai jau sako, galvoju apie ją, meldžiuosi, kad jinai padarytų pasirinkimą. Žinot, tai va, žiūrėkit, čia yra pasirinkimo korta, nusivylimų tokia korta, galėčiau sakyti taip, žmogus apie jūs galvoja, kad jūs padarytumėt pasirinkimą į jo pusę. Ta prasme, tai yra didelė tikimybė, kadangi mes žiūrėjom, mums rodė per patį centriuką šeimininį egregorą, tai yra didelė tikimybė, kad jūs, arba esate dar šeimoje, arba gal jeigu jau nesate šeimoje, galbūt, turite kažkokias atsakomybės šeimininės, dar kažką, tai nežinau, bet jisai sako, norėčiau, meldžiuosi visiems dievam, galvoju apie ją, kad jinai padarytų pasirinkimą į mano pusę. Bet taip. Čia šiandien greičiausiai ne apie kaimyną. Kaip prieš tai pajuokavau, ar ne, gal koks kaimynas, čia ne, čia jau matyti, jūs su tuo žmogum bendravote artimiau, bendravote kažkaip daugiau, todėl kad, arba, jeigu tai kaimynas, tai konkrečiai žino, kad turite šeimą. Kažkaip taip, žinokit. Jeigu ten, tarkim, ne vyras, ne vaikai, kažkoks šeimininis egregoras jūs prilaiko. Suprantat, vat vis tiek ten daug ką byloja, ten dėlionės centre buvo šeimininis egregoras ir rodo jūs supančiota tais kanalais, ar ne? Tai vat jisai sako, aš noriu, kad jinai padarytų pasirinkimą į mano pusę. Jo, bet žinot, ką sako, nes kol jinai nepadarys pasirinkimo, tai būtų apgaulė. Kol kas jūs esate apribojimuose, jūs esate, kaip sakant, ašmenų, atrodo, kad kol kas, kol nėra padarytas pasirinkimas, tai būtų kaip apgaulė. Žinot, turi kažkoks ciklas pasibaigti, turi kažkas pasibaigti, nauja prasidėti. Žinot, arba turite pilnai gal išsiskirti dokumentaliai, arba turite kažką pabaigti, arba, nežinau, kažkoks ciklas turi pasibaigti, kažkas aplamai turi pasibaigti, nauja prasidėti, kad tai būtų normalu, ar ne, nes kol kas sako, tai būtų apgaulė. Jo, žinokit, šitas, tai čia, tikrai, norėjau sakyti, meldžiasi. Jisai laukia, ta prasme, kaip tai pavadinti, vat aukščiausių jėgų pagalbos, galbūt, kad jūs greičiau apsispręstumėt, kad padarytumėt tinkamą, teisingą sprendimą. Jisai netgi gali jūsų neskubinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs, kaip tai gali būti, arba jeigu jūs mažiau bendraujate, bet jį atpažinote, tai jisai tiesiog laukia, laukime, lėta korta, ar ne, byloja apie tai, kad jisai laukia, nerodo kažkokių labai stiprių impulsų jums, tu čia laukiu, kol tu čia ten nesiskirsi, kol tu čia būsi visiškai laisva ir, kažkas tokio, ne. Jisai atrodo, laukia arba kol jūs padarysite tinkamą sprendimą, arba aukščiausios jėgos greičiau, kad kažkaip visą tai pabaigtų ir tokia energija neskubanti, jis nerodo labai, net jeigu jūs ir artimai bendraujat, tarkim, galbūt kažkoks ir jums patinkantis žmogus, tai nėra iš jo kažkokio labai
stumimo, kad jisai stumtų, tu greičiau padaryk pasirinkimą, tu čia greičiau čia dega. Ne, kažkaip, vat, nors pats ugningas, bet ganėtinai, nu, kaip ir adekvačiai atrodo. Nu jo, čia vat, žinot, jo, ta energija, sako, jeigu dabar vat įsimaišytų, tai čia jau reiktų kovoti, žinot, atrodo, kova vyktų. Tai, nu, sako, kaip ir turėtų tai natūraliai viskas vykti, natūraliai, sąžiningai, teisingai, galbūt net teisminiu būdu, dokumentaliai, švariai, vat kažkaip atrodo, kad nebūtų, kaip sakant, nuskriaustų, nebūtų aukų, nebūtų problemų, tai turi viskas vykti natūraliai ir sąžiningai, vat kažkaip taip. Gerai, nu, man atrodo, jūs jau jį tikrai turėjote atpažinti, jeigu tai jūsų, primenu, brangiosios, vertinama adekvačiai, čia yra bendri kortų skaitimai, tai netempkit visko ant savęs, nebent tikrai atpažinote jūsų situaciją. Gerai, pažiūrim, tu kažką norėtum, pažiūrim, ar mes filmuoja, gerai. Žinot, nes kaip dažniausiai paprašydavau, ką nori perduoti, tai nutrūkdavo, tai išsikraudavo telefonas, tai dar kažkokiu buvo niuansų, atrodo, aukščiausios jėgos trukdo perduoti žinutę. Tai šiandien paklausim, ką tu norėtum perduoti. Nu, ką žmogus norėtų perduoti? Nu, vat įsivaizduokit, žmogus nori transformacijos, nori perėjimo į kitą, sakant, lygį. Mirtis, nu, dvi monetos ir fortūnos ratas. Nori, kad visiškai situacija pasikeistų, kad būtų padarytas sprendimas, vat, pas žmogų virš rankų dvi monetos, kad nu, čia yra didžiausia tikimybė, kad pasirinkimas yra jūsų rankose. Čia labiau eina informacija ne tai, kad vyras renkasi, bet labiau atrodo, kad jūs renkatės. Tai vat, sako, nu padaryk tu tą pasirinkimą, vat atrodo taip. Ir nori žmogus transformacijos, kažkokio tai pasikeitimo, vat kaip minėjau prieš tai, kažkokio ciklo gal ten, žinot, kad ciklas užsibaigtų, tai vat tikisi aukščiausių jėgų pagalbos, vat galvoja, kad kažkas bus, kažkaip, nu tas fortūnos ratas turi atsisukti jau ir kaip sakant, į jo kiemą ir galbūt netgi, žinot, tos dvi kortos gali byluoti, kad ilgą laiką gal trunka kažkokie skyrybų teisminiai procesai, gal dar vat kažkas, gal dalybos kokios netgi, žinot, ir vat jisai nori, kad gal žinot, kaip būna, gal negalima ten, kol viskas galutinai nebaigta, negali ir jisai dalyvauti jūsų ten kokiam bio lauke, ar ne, ten, bet laukia, kad tas galutinai ciklas pasibaigtų ir kad kažkas prasidėtų naujo, kažkokių transformacijų nori žmogus. Jo, svajoja žmogus apie tai. Nu va čia, žinokit, čia svajoja, jisai žino, va šitas tai, jeigu jūs tikrai atpažinote savo žmogų, galbūt su kuriuo bendraujat, ar vat, kažkaip artimai, šitas tai įsimylėjęs, žinokit, va čia tai rodo įsimylėjęs jis, daug tikrai galvoja, tas mentalinis kanalas toks, jūs apie jį, jisai apie jūs, čia abipusis toks, žinot, daug minčių, daug fantazijų,
Mhm. Sako, tugi galvoji tiek pat apie mane, kiek aš apie tave. Nu, vat kažkaip taip, nes čia abipusis, žinot, veidrodinis atspindys. Du vilkai ir veidrodis čia jūs vienas kitą atspindit. Vat, jūs, nu tai vat, kaip kokia informacija, žinot, atrodo, jisai apie jūs galvoja naktim ir jūs apie jį galvojat. Čia abipusis. Čia ne tik tai jisai apie jūs galvoja, jūs apie jį lygiai taip pat, nes va šitą paskutinę kortą apie tai byloja, čia pasinerėt, prisitraukėt viens kitą mintimis. Jo, čia tie tokie susiraizgę energetiniai kanalai ir pas jūs. Daug čia iliuzijų, fantazijų, daug čia visko. Nu, žodžiu, nu ką, labai įdomus buvo šiandien kortų skaitimas. Ačiū labai už laiką skirtą man, ačiū už tokį įdomų seansą. Nu, čia jau ir sutemo, kol čia padarėm video, jau ir sutemo. Nu ką, tada ačiū dar kartelį ir iki pasimatymo kitose video.